Visi dar kartą jau. Tikiuosi, ekranas mano matosi. Ir pabandysim pristatyti detaliai, kaip elgtis turėtų pastų valdytojai ir ką jie gali mūsų sistemai. Pradėsiu nuo bendros aplinkos pristatymo. Tai šitoje vietoje kol kas matosi rolių pasirinkimas. Matosi, gal tai būtų geresnis vaizdas, matosi rolių pasirinkimas ir pastato valdytojas prisijungdamas mato pastatus, prie kurių jisai yra priskirtas ir pasirinksim šiandien Kuršėnų miestą, Daugėlio 88 pastatą ir tarsi aš esu jo šito pastato esu pastato valdytojas arba administratorius. Ir ką mes matom šitą meniu pagrindinę, matom šalia juostą, kurios mums reikės peržiūrimi greitam perėjimui iš vieno lango į kitą. Matom pastatų duomenų kortelę, kur surašytas visą esminę informaciją apie statinį. Ir toliau mes matom statinio techninės priežiūros žurnalą, kuris reglamentuotas STR 1.0703 2017 antrame priede. Ir mes čia turim visą informaciją iš to priedo punkto. Dabar antra dalis, kaip patepti arba kaip prisiskiria pastatui, priskiriamas yra pastato administratorius. Pastato administratorius gali būti priskirtas rankiniu būdu, taip kaip dabar esu aš priskirtas. Automatiškai sistema pasiema duomenis iš registrų centro, Jaro, ir tos duomenys atsinaujina, kai atsinaujina tie visi pastatų valdytojai, kurie ten yra užregistruoti, jie priskiriami prie pastatų. Tai yra antras būdas arba pagrindinis būdas, kai pasiema duomenis iš Jaro. Trečias būdas yra rankiniu būdu, kaip savivaldybės atstovui yra galimybė priskirti naują pastato administratorių. Ir dar vienas būdas, kadangi sistemą stengiamės daryti maksimaliai lankščiai, tai vienas pastato administratorius, pavyzdžiui, aš, galėtų priskirti kitą pastato administratorių kaip papildomą. Tai čia spaudžiam pridėti naują, renkamės arba tai juridinis asmuo, tai pasirinksim firmą, arba fizinį asmenį pasirinksim, ir čia pasirinksim asmens kodą, čia suvedami kol kas yra bandomieji asmens kodai, įvedam adresą, įvedam darbuotojas adresą, įvedam pareigas asmens, kokiu pagrindu jis yra prisijungęs, pavyzdžiui, tai yra direktoriaus įsakymas numeris kažkoks tai, priskyrimo datą nusirodom, nuo kada jis yra priskiriamas ir kada jisai gali dalyvauti sistemą. Padariau, kad galėtų dalyvauti šiuo atveju šitas fizinis asmuo iki spalio 5 dienos ir spaudžiam patvirtinti. Paspaudus patvirtinti, jisai atsiranda prie pastato valdytojai, matom, kad kas atsirado, buvom suvedę asmens kodą, sistema pati parašė vardą ir pavardę žmogaus ir šičia mes matom, galim atlikti ir koregavimo duomenų. Vienas iš koregavimų, kad paredaguot galbūt neteisingai įvedėm datai, kada jisai gali būti, vienas iš tokių tai gal metus ir spalio 5 dienai. Ir patvirtinam. Tokiu būdu jisai jo duomenys koreguojasi. Ir be abejo, jeigu su juo toliau mes draugystės nebetęsim, tai mes galim paimti ir pašalinti. Su pastato valdytojų kėlimu yra tiek, grįžtų į pagrindinį langą. Kita dalis yra, kaip priskirti techninius darbuotojus dirbančių sistemų. Tai pradėti reikėtų nuo to kelio, kuris turbūt yra bendrinis ir masiškas visiems. Tai bus pasirašoma, tai turbūt sutartis su įmonė ar tai su asmeniu kažkokiu tai. Ir mums reikia įkelti sutartį. Einam pagrindinė meniu punkte į sutartis.
pridedam naują sutartį su juridiniu asmeniu arba su fiziniu asmeniu, galim pridėti. Dabar aš pabandysiu tą padaryti su savim. Tai prieš tai, jeigu pasižiūrėjus, jeigu pasakysiu rolę į techninį prižiūrėtoją, aš šito pastato kol kas nematau. Grįžtu atgal į pastato valdytoją, grįžtu savo pastatą, kuriam priklausau. Čia matosi daug pastatų, prie kurių aš tokį pastato valdytojas matėme, ir įkeliu sutartį. Prašau sutartį, tarkim, su savim, kad aš esu fizinis asmuo. Čia jokio skirtumo, ar juridinis, ar fizinis. Skiriasi tik tai, ar įvesim asmens kodą, ar įvesim įmonės kodą. Susivedu vėl savo asmens kodą įsivedu. Sistema detektuoja, kad tai esu aš, kad tai sutartis sudaroma su manim. Ir tada nurodom, kokias paslaugas teiksim. Čia yra 4 paslaugų kategorijos specialistams. Pirma, tai pastatų nuolatinė techninė priežiūra, tai yra tiems, kas atlieka nuolatinės pastatų techninę priežiūrą. Teiksiu tokią paslaugą, bus teikiama paslauga, sutartyje tai apsirašėm, apie tai, ką dar apsirašėm, kad bus teikiama pastatų apžiūra, tai reiškia, bus atliekamos neeilinės kasmetinės apžiūros, kad aš būsiu kaip ir komisijos narys. Toliau yra sistemų efektyvumo tikrinimas. Tai čia turima galvoje, kad tai yra tiek šildymo, tiek oro kondicionavimo sistemų efektyvumo patikras atliekantis asmenys. Ta galėtų atliekti ir turim sistemų priežiūrą, kurią irgi teiksiu šitam pastatui. Tai yra visų sistemų priežiūra, tame tarpe žmonės, specialistai, kurie prižiūri šilumos punktus ir panašiai. Toliau turim įsivesti sutarties numerį pasirašę. Tai įsivesim, kad tai yra toks sutarties numeris, jis galioja nuo šiandien, tarkim, ir pabaigos data. Dirbsim kelis metus, sutartis yra ilgalaikė ir spaudžiam patvirtinti. Patvirtinus sutartį, jinai tampa galiojanti, ką mes čia matom. Ir dabar man kaip techniniam prižiūrėtojui reikėtų šitą, vėlgi, aš kol kas nematau šito pastato, turėčiau prisiskirti pastatą. Turėčiau suvesti įmonės kodą arba asmens kodą, kadangi su asmeniu buvo sudarytas, tai asmenį ir įsivečiam asmens kodą, suvedam toliau sutarties numerį ir suvedam datą. Datą parenkam klaidingą dabar, kad ne ta data. Jeigu parinkome teisingą datą, mums neleidžia pridėti pastatą. Turim žinoti tiksliai įmonės kodą arba asmens kodą, su kuo sudarytas sutartis, tas sutarties numerį turim žinoti ir turim žinoti, kada tas sutartis įsigalioja. Tai padarius, mes perinam į sekantį langą. Šičia pasirenkam pastatą, su kurio buvo sudaryta, tas pats Kuršėnų Daugėlių gatvė 88, tas pats namas. Įsivedam mūsų darbovietės adresą, vėlgi įsivedam, kas aš čia būsiu techninis prižiūrėtojas, vėlgi turbūt bus sakymas, numeris kažkoks kitoks, įsirašom paskyrimo datą ir šičia įsirašom tipus, kokias aš paslaugas teiksiu. Tai vėlgi, kad galim išvardinti ne visas, tik tos, kurias mes įsipareigojam vykdyti, tik pagal šitas paslaugų tipus mums bus atverti tam tikri meniu punktai. Ir nuo kada mes čia pradedam dirbti nuo dabar, sutartis matėm yra gal ilgalaikė, tai kol kas aš trumpesnį periodą užsidedu, bet tas turėtų sutapti. Ir jau aš kaip techninis prižiūrėtojas matau šitą pastatą. Taip, patekau į pastatą, truputėlį reikia palaukti, kol suvaišint duomenis. Ir man atsiranda pilnas visi meniu punktai. Taip, aš čia kaip techninis prižiūrėtojas matau, aš galiu atlikti tai, ką man reikia atlikti, kad neeilinės apžiūros, kasmetinės, ką aš sakiau, atlikinėsiu. Tai tokiu būdu atsirado techninis prižiūrėtojas mūsų administruojamam sistemai. Grįžtu atgal į pastato valdytojo rolę ir kaip pastato valdytojas
žiūriu, ką aš čia galiu dar padaryti. Tai buvo vienas būdas, kaip įkelti sutartį ir tokiu būdu prisitraukti techninius žmonės. Turim dar ir kitą būdą, jeigu mes norim, čia per sutartą, parašyti. Galbūt aš noriu tiesiog trumpam laikui įkelti asmenį, kuris atliks kažkokias paslaugas. Tai pasirinkim kitą žmogų, ką jis gali. Čia leidžia pasirinkti tik techninis prižiūrėtojas. Tarkim, jis teiks nuolatinę priežiūrą ir dar tegul jisai teikia faktų apžiūrą. Galvokim, kad jisai yra komisijos pirmininkas tiek kasmetinėje ar nelinėje apžiūroje. Juos suvedėm. Taip, grįžtam. Aktyvus nuo kada, aktyvus iki kada ir patvirtinam. Judam toliau. Matom, kad aš esu prijungtas, kaip prijungiau aš papildomą žmogų, techninį prižiūrėtoją rankiniu būdu, jeigu aš prisijungęs kaip techninis prižiūrėtojas. Čia kalbu už techninį prižiūrėtojo rolės. Per sutartį, tai matom, kad dar atsirado rankiniu būdu. Taip, judam toliau. Su įkelimu techninį prižiūrėti prie sistemos, kaip ir viskas. Toliau pereisim prie pastato techninės kortelės duomenų įvedimo. Ir šitoje vietoje tam, kad įvesti, mums vėlgi, tam, kad įvesti techninę kortelę, įvedinėjom tam, kad truputėlį vėliau galėtumėm sukurti BNO aprašą. Tai truputėlį pažiūrim, kas bus, jeigu aš bandysiu iš karto sukurti aprašą, tai matau, kad pridėti objektų jokių negaliu bendro naudojimo. Tai einam į statinio techninių duomenų kortelę. Ir šičia mes aprašysim patį statinį, aprašysim objektus, kurie tam statiniui priklauso. Tai pasirenkam, kad sukurtų naują. Matom, yra juodraštis, jeigu grįšim atgal, tai matom vėl, kad stapsas juodraštis, galim pradėti su juo kažką daryti. Ir pradedam paso techninių duomenų pildymą. Tai turim pagal BNO aprašą bendrasis pastato konstrukcijas, tai pasirinkim, kad turim pamatus, išorinės sienas, perdangas ir stogą. Tarkim, aš galim čia daugiau prisirašyti visas. Toliau mūsų pastatas turbūt turi vandentiekio sistemą, nuotekų šalinimo sistemą, šildymo sistemą ir karšto vandens sistemą. Tarkim, turi. Ir dar elektrą turbūt turi. Vėlgi, viename sakančia, toliau kokios pas mus yra bendros patalpos, turbūt turim laiptinės ir turim sandėlius ir turim rūsius. Ir be abejo, kokios yra vietinės inžinerinės sistemos, tai vandentiekio, nuotekų, šilumos. Tiek apsirašius, vėlgi, tiek apsirašius mes turėtum išsisaugoti duomenis. Neišsaugus duomenų, tai ką mes parinkom, viskas dings. Ir vis dar esam juodraštyje šitoje vietoje ir pabandom patvirtinti juodraštį. Rodys klaidas sistema, kad turėtų būti viskas supildyta, tad matom, kad pamatų apdaila. Turėtumėm pasirinkti, kaip atrodys mūsų pamatų apdaila. Tai tarkim, tai yra struktūrinis tinkas. Toliau matėm, kad išorinės sienos kaip atrodys. Tai turbūt tai bus irgi struktūrinis tinkas pasirenkam, ne? Toliau įdomu, koks yra pas mus stogas. Tai galbūt yra prilydoma danga ir apskardimas egzistuoja. Pasižiūrim, ar viską turim, dar bus ne viskas, bet sistema mums leis suvesti reikiamus trūkstamus duomenis. Toliau šilumos ruošimas turėtų būti suverstas. Tai einam iki šilumos
iki šildymo sistemos ir einam į šilumos ruošimą. Turim turbūt centrinį šildymą. Toliau, kas dėl tiekimo, tai pasirinkam turbūt, kad yra centralinis siurblys. Šituos tvarkom, tai su šita vieta kaip ir viskas. Išsisaugom, pasižiūrim, ar dar kažko trūksta. Šiluma karštam vandeniui paruošti. Ar turėtum užsipildyti šitą dalį. Taip, karšto vandens sistema. Ir karšto vandens sistema, turim pasirinkę. Turim pasirinkę siurblį, kažką tai prasileidau, šildymo sistema parinkta. Dar kažkom čia karšto vandens sistema. Ir tai viską pasirinkom. Pasižiūrim dar. Liktai viskas yra, bet kažko dar mums čia trūksta. Sistema dar truputėlį nori iš mūsų dėmesio. Tai turim šildymo sistema, karšto vandens sistema. Turim pasirinkti, o kad mes turim centrinį šildymo punktą. Toliau vandens tiekimas yra parengtas. Išsisaugom, dabar turėtų būti viskas gerai. Įrašas atnaujintas, suformuotas yra dokumentas mūsų, galime peržiūrėti čia tą dokumentą, galima jį atsisiųsti, jeigu tokį norą turim. Ir be abejo, sakom, kad mes pasitvirtinam šitą techninę kortelę. Tai techninė kortelė sukurta, jeigu išeisim į techninės korteles, matom, kad turim vieną patvirtinti techninę kortelę. Techninės kortelės gali būti kelios būsenos, kaip matėm, juodraštis patvirtintas arba antra būsena patvirtintas. Galim naikinti ir galim kurti naują. Tarkim, pamatėm, kad kažką reikia pakoreguoti, susikūrėm naują kortelę. Taip, grįžtam į techninės korteles, matom, patvirtintą nebeturim ir turim juodraštį. Juodraštę mes pasižiūrėjom, bet pas mus buvo viskas kaip ir gerai, bet pamatai pas mus pamatų nestruktūrinis tinkas, o dažytas pavidalas tinkas. Tai išsisaugom, pasiruošiam tvirtinimui, sistema priema mus, kad tvirtintų ir pasitvirtinam, kad turim tokią turim techninės kortelės įrašus. Senesnis įrašas tapo negaliojantis, kuris buvo galiojantis, o dabar turim naują patvirtintą. Sistema leidžia turėti vieną statinio techninę kortelę. Dar kartą ją galim pasižiūrėti, galim ją naikinti. Naikinimui turėsime vesti priežastį, dėl ko jinai yra naikinama. Jeigu tą suvesim, tai šitą kortelę taps sunaikinti, ar mes turėsim sukurti naują kortelę. Tai su statinio techninė kortelė yra tiek. Toliau pereisim prie bendro naudojimo objektų įkelimą į objektų aprašų įkelimą į sistemą. Ir dabar jau turim truputėlį kitokią situaciją. Mes čia ką tik bandėm susikurti BNO aprašą. Nesėkmingai, mums tai leido pridėti objektų. Dabar šitie objektai jau atsirado. Jie atsirado iš statinio techninės kortelės duomenų. Suprantu, kad statinio techninė kortelė jums kaip ir naujadaras, bet tokiu principu yra realizuota pati sistema, kad užtikrinti sklandų su jo darbą. Taip, tai dabar turim, vėlgi, prisidėsim objektus, turim išorinės sienas, perdangas, susižymėm, 2 kartus pažymėję atsižymė ir su šituos mes susižymėjom, kad visko mums reikės.
Galim laiko taupymo sumetimais, gal truputėlį aš sumažinsiu šitų sistemų kiekį. Ne, yra sistema, yra, viskas yra. Gal dar kažką nuimsiu. Tiesiog, realiai tai taip suprantam, kad tas egzistuoja ir be to mes negalim niekaip pradėti pildyti pastato. Taip, turim visą krūvą objektų, kurie jau yra kelti į sistemą ir pabandom pasirašyti, ar mums leis, turi neleisti pasirašyti. Neleisti pasirašyti pirmiausia turėtų dėl to, kad mes neturim pagrindo, kuriuo tas mūsų BNO aprašas įsigalioja. Turbūt turėjo būti kažkoks tai surinkimo protokolas, tarkim, tai buvo 2025 sausio mėnesio kokią nors 21 dieną. Protokolo kažkoks numeris gavosi mūsų ten, kurį pasitvirtinom. Ir toliau vėl, kad vieną dalį jau užpildėm. Natūralu, kad kas pasitvirtinti sistemą, tai patvirtinsiu aš, prisiminam, kad reikia išsaugoti duomenis, bet kokiu atveju, vėl viskas yra taip, ir dabar mums turėtų neleisti paruošti pasirašymų, nes trūksta visos krūvos duomenų, trūksta duomenų apie patalpas. Tai mes turėtum juos ir pasižymėti, ne, kad turim visus butus, to namą. Tai turbūt pasirenkam visus, pasitvirtinam, pamatai turbūt čia visiems, tai priskirti patalpas galime ir tokiu būdu visus, išorinės sienos turbūt visos patalpos turės, perdangos turbūt visos patalpos, prie stogo prisidės visos patalpos, prie sistemos turbūt lygiai tas pats bus, vėlgi visi mes čia prisidedam ir mums visiems reikia. Ir perinam galbūt prie tos truputį kitos dalies, kad mes galbūt turim ne vieną, kad sandėliukus turi ne visi butai. Kita pažiūrim, kad sandėliukus turi, tarkim, pirmi 3 butai, pasitvirtinam, toliau rusiai pasižiūrim, rusus turi galbūt paskutiniai kažkokie tai butai, pasitvirtinam. Ir toliau tą patį galim su laiptinėm, galim rodyti kelias laiptinės, kiekviena laiptinė atskirai. Dažnai tą funkcionalumas leidžia padaryti. Ir vietiniai inžinieriniai tinklai priskiriam visas patalpas. Kai visus šitos dalykus sudėjom, aišku, vėlgi, pirmas dalykas turim išsisaugoti. Kol neišsaugosim, tai išėję grįžę vėl į šitą langą, mes nematysim pakeitimų. Viską išsisaugojom ir dabar bandom paruošti pasirašymų, ar galima tai padaryti. Sistema paruošus yra dokumentą pasirašymų, matom, kad status laukiama pasirašymų ir kadangi tai esu aš pats, galim tą patį pasižiūrėti ir per čia, koks mūsų BNO aprašas. Ir tada peržiūrėjus aprašą, jeigu jis patinka, mes jį pasirašom. Pasirašom metu prašo sistema, vėl išmeta tai, kaip ir dokumentą, kurio bus pasirašoma, spaudžiam pasirašyti, pasirašom metu susivedam savo, jeigu naudojam mobile ID. Tai tavo nerodo. Žinau, rodo, bet taip ne tą. Jo, ir turėjo taip nerodyti, specialiai patraukiu, kad savo asmens duomenų neparodau. Tai šičia suvedu parašą, kad pasirašytų ir jau tampa sėkmingai pasirašytas dokumentas. Išeinam iš puslapio, turim pasirašytą dokumentą, matom status pasikeitęs į pasirašytą, einam į objektus, matom turim vieną objektą. Priešingai negu mes turėjom statė techninius duomenis, kur statė techninę kortelę pagalėjo tik vienas įrašas, BNO aprašų galim turėti ir kelis. Galim turėti jos kelis, tarkim, galim tą patį pasikoreguoti, jeigu norim, patikslinti, tai vėl reikės pasirašyti,
arba jį panaikinti, galim kurtis naują antrą galiojantį. Žinom, kad reikia, kad būtų patalpos, tarkim, čia dalis patalpų tik tai priklausys. Toliau toliau priskirsim visas patalpas, prisiskirsim, Tik tai šitom 4 patalpom, matom, atsiranda įrašai negalima kitaip, nes 4 tik pasitvirtinom. Čia galbūt yra kažkoks tai antra dalis pastato su savo visom sistemom. Bet vėlgi priskiriam visas patalpas, Einam inžinierinius tinklus, priskiriam visus. Šilumos tinklus, ar mums reikia priskirsim iš karto visas patalpas, Ir be abejo įsivesim, koks čia mūsų yra tas protokolas. Kažkoks tai 2025, tarkime, aš čia populiarus kovo mėnesio 7 dieną kažkokį protokolą pasirašym, Ir pridėsim, galim kitą asmenį pridėti. Iš tikrųjų gali pasirašyti kitas pastato valdytojas, šitą vietą, bet pridėsim vėl save, kad būtų galima pasirašyti ir laukia vėl pasirašymų. Kaip ir laukiamas pasirašymas, išsisaugom šitą antrą dalį. Jeigu pasižiūrėsim dabar, ką mes čia turim, tai mes jau turim 2 BNO objektus ir abu gali tapti pasirašyti. Su BNO kaip ir tiek objektais aprašymais, aišku, mūsų pastas jau yra kaip ir pilnai paruoštas. Toliau reikėtų trumpai pasižiūrėti, kad ką dar gali mūsų pastato valdytojas atlikti. Tai jisai mato čia visi duomenys dėl iš viešo administravimo subjektų vykdančius statinių naudojimo priežiūrą nurodymus. Tą nurodymą galim pasižiūrėti, ko jie čia norėjo. Tai galime, gal jeigu ten buvo kelios versijos, jis kelis išsaugojo, tai pasikeisti versiją, pasižiūrėti, kaip tai atrodys. Tai su nurodymais taip pat mes galim pažiūrėti, ar vykdomi buvo nurodymai techniniam prižiūrėtojui, tai čia buvo patvirtintas, greičiausiai tas buvo nutikę per kasmetinę ar neeilinės apžiūros metu. Prisijungė komisijos vadovai, kaip techniniai prižiūrėtojai, jie paliko šitą įrašą. Mes galim pasižiūrėti, matom, kad nustatėm, kad ten gal praėjo metai 2, kad kaip ir ta siena toliau neskyla, arba tiesiog ta siena buvo tiesiog sutvarkyta, tai mes tvarkom pildyti ir sakome, kad sutvarkytas skilimas, pašalintas skilimas, ir tu kaip ir tą nurodymą bus įvykdę, įvykdytas. Jeigu grįšim į pastatą, matysim, kad jau pasikeitė statusas įvykdyta. Ir su šitą dalim būtų kaip ir tiek. Toliau, ką dar gali mūsų, jūs kaip pastatų valdytojai, tai galite kelti dokumentus visus, iš tikrųjų. Pridėti dokumentą kažkoks, nežinau, ką aš čia noriu sukelti dabar, tai galim, kad patalpų veikia greitoji paieška, būtų ir kitų patalpų savininkų sąrašą galim prisidėti savininkų pavadinimą, kad yra sąrašas, dokumento numeris kažkoks, tai data, kada tas įvyko kažkada seniau, mes įsikėlėm. Autorius, natūralu, kad tas, kas įkėlė, tai būčiau kaip ir aš, tai būtų paprastas. Ir reikia mums įkelti į sistemą šitoje vietoje. Turime įkelti ir patį dokumentą. Įkeliu kažkokį tai dokumentą ir pasitvirtinu. Šitas dokumentas jau yra įkeltas. Mes jau čia turim. Taip galim susikelti visus dokumentus, tam, kad nereikėtų saugoti papkėse, viskas saugosi labai gražiai paskui duomenų banke.
Toliau, ką dar atlieka pastato valdytojai, tai jie įkelia, tarkim, statinio audito atliktas ataskaitas, tarkim, kad audito data buvo ne šiandien, galbūt jinai buvo prieš savaitę, kas organizacija, kuri atliko, koks buvo tikslas, ar skylus namų sienų, ar ten koks tinkas nubyrėjęs, tai, tarkim, nepasitvirtino, kažkokį įrašą rašom, ataskaitos numerį susivedam, čia rankas susivedam, čia tiesiog nėra daug suvesta, tai aš renkuosi vieną iš tų variantų. Ir toliau registracijos data, aš registruotą sistemą šiandien ir įsikeliam kažkokį tai dokumentą. Įkeliam tą dokumentą, kuris buvo prie ekspertizės aktų ir pasitvirtinam. Turim prie statinio audito įkeltus dokumentus. Lygiai tas pats yra su statybiniais tyrinėjimais, kad vėl pasirenkam, sukeliam duomenis ir tuos duomenis mes čia turim. Toliau, ką dar gali pastato valdytojas, tai jisai mato šildymo vėdinimo sistemų punktai matosi, galbūt kas jam yra aktualiausia, tai jam aktualiausia būtų šitoje vietoje. Būtų aktualiausia šildymo kombinuotos sistemos ataskaitos, kurią galima peržiūrėti, kam čia paliko. Čia buvo supildyta visa krūva duomenų. Prie šitos duomenų kėlimo dirbo prižiūrėti techninė priežiūra, čia iš tos pusės, kad tie, kurie galėjo kelti ataskaitas, į vietą ir vėl laukiam patvirtinimo, kol šitas asmuo patvirtins, šiuo atveju aš, ne, ir ta ataskaita taps patvirtinta. Lygiai taip pat galim persižiūrėti ir oro kondicionavimo sistemo ataskaitas, kas irgi yra būtina, gal taip sakyti, pažiūrėti, paskui patvirtinti. Ir matom rezultatus, išvadas ir visą kitą. Taip pat matys pastatų valdytojai ir kitus punktus, matys, kaip ar parengti oro šildymo sezono aktai, matys, ar dirba šilumos sistemų specialistai, prižiūrintis šilumos sistemas, tai čia matysis skaitliukų rodmenis. Ir iš mano pusės liktai būsim pasidengę vartuose, tai suvedu duomenis, šiuo atveju aš jungiuosi tiesiogiai, šiek tiek būtų jungimas per valdžios vartus. Tas pats vyksta per valdžios vartus, tiesiog atjungiuosi kitu būdu ir aš patenku į bendrą langą. Tame bendram lange turiu tas rolės, kurios man yra priskirtos sistemai, tai yra ar savivaldybės darbuotojas, ar pastato valdytojas, ar techninis prižiūrėtojas. Tai renkuosi tą rolę, su kuria toliau dirbsiu ir tada patenku į pastatus. Ar Tomai padėjau? Ačiū. Čia vienas iš klausimų tiesiog buvo. Dar aš gal patikslinsiu šiek tiek. Čia yra testavimo aplinkos adresas, bet analogiškai bus, jau kaip sistema bus paleista, bus ir gamybinės aplinkos atveju. Taip pati sistema, atsidarius pagrindinį TPS vartų langą, jinai pasiekiama iš dviejų vietų. Yra vertinu pastatus prisijungti. Taipogi po to, kai prisijungiama prie sistemos, yra šalia prisijungusio asmens profilio toksai su daug taškų mygtukas ir PDB nuoroda. Pasirinkus šitą nuorodą yra nukreipiama į Gyčio pristatytą prisijungimo langą jau sistemai pasirinkti rolę. Rolės dinamiškai yra nustatomos iš skirtingų registrų ir gali būti kaip savininkas, jeigu asmuo turi patalpų, ar
butą pastate nuosavybės teisę, tai jam yra pateikiama irgi informacija, kad gali prisijungti peržiūrėti. Na ir kitos jau rolės, kurios jau ten